būdama mama vis pagalvoju, kaip daug moterų ir mamų būtent užsisuka tame ratelyje. Buitis, namai, vaikai, namų ruoša, valgio darimas, kokius kalbinių lankstimas ir panašiai ir panašiai. Ir pamiršta, kad o kodėl neturėjus plano B? Kodėl neturėjus papildomų pajamų šaltinio esant vaikučio priežiūroje? Ir žinokit, va čia yra nuostabi galimybė vaikučio priežiūroje pradėti veiklą taip ir turėti paskui tas pajamas jau, kai vaikutis jau pradės eiti darželį. Tos 2 metus skirti laiko savo veiklai ir generuoti pajamas vos ne pastovės ir pastovės. Tai apie ką ir yra, pavyzdžiui, kursas tam ir yra, kad jūs investuojat ir nuolat gaunat apie 400 svarų profitą atgal. Arba kita žmonių grupė galvoja, kad, aš esu vaikučio priežiūroje, kodėl aš turėčiau dirbti, jeigu aš esu su vaikučiu. Bet nepamirški savęs, kad tie 2 metai praeis greitai, nejučia ir tu pamesi save. Tiesiog gausis taip, kad sugrįžti rinką yra vis tiek sunkiau mamai, kuri 2 metus nedirbo, o jeigu tu tos 2 metus kažką veiksi, dirbsi nuotoliu, užsiimsi mylimą veiklą ir tuo pačiu dar uždirbsi, tai žinok, netgi galbūt ir neteks ir grįžti pas darbdavį, nes tau patiks tai, ką tu darai ir uždirbsi daug daugiau negu pas darbdavį. Tai irgi yra tokia galimybė su tokia intencija, kad aš pradėsiu, kursiu, o kai bus matyt po 2 metų, kur aš būsiu, tuo metu, kur aš būsiu. Tad jeigu jau mane seki ir peržiūri mano istorijas, tai žinai, kad aš turiu kelias uždarbio galimybės. Galiu pasiūlyti tiek dirbti su FM kompanija, su grožio produktais, su kvepalais, su kosmetika, su veido priežiūros priemonėm įvairiausiam. Tai gali parduoti produktus, gali registruoti kitus vartotojus ir uždirbti, kuriant vartotojų komandą. Yra keli uždarbio būdai. Taip pat nuostabi galimybė prisijungti prie tarptautinių kursų, kurie yra anglų kalba, mokytis, kaip dirbti socialiniuose tinkluose, kaip uždirbti pajamas socialiniuose tinkluose ir šituos kursus perparduoti kitiems ir gauti 100% pelną. Nuo kiekvieno parduoto kurso 100% pelną. Tai yra kelios uždarbio galimybės, jas gali dirbti ir kartu.